Grupė buriuotojų iš Lietuvos, Lenkijos, Švedijos, Danijos ir Vokietijos praėjusių penktadienį uždarė vasarą vykusį projektą MEST – Maritime Education and Sail Training for Young People. 3 metus vykusiame projekte dalyvavo 300 žmonių. Į projektą įsitraukė ir Klaipėdos universiteto mokslinis tiriamasis ir mokomasis burlaivis Brabander. Vienas iš dalyvių burlaivio Brabander vachtos vyresnysis pasakojo, esą jo įsimintiniausia kelionė buvo ir pati sunkiausia. Kai dalyvavome etape iš Aarhuso į Helsinkį, tai buvo ilgiausias reisas ir kiek dalyvavo pats Brabanderis. Tai buvo 8 paros ir tiesiog teko susipažinti su įgula labai gerai, nes vis tiek daug laiko praleidom kartu ir apskritai teko patirti įvairaus oro ir oro sąlygų. Gintaras taip pat tikino, kad dalyvaudamas šiame projekte ne tik išmoko buriavimo paslapčių, bet ir įgijo tarpkultūrinės patirties. Daug naudingų žinių, kaip bendrauti su kitų tautybių žmonėm, kokie jie yra. Teko pažinti kitas kultūras, kaip jie apskritai bendrauja su kitais, kaip jie viską vykdo, ar jie netinginiai, ar kokie yra. Ir tiesiog daug buriavimo žinių, nes vis tiek daug laiko praleista buvo buriuojant. MAST projekto idėja kilo Lenkijos miesto Gdansko jaunuoliams, siekiantiems atstatyti dvistiebį burlaivį General Zaruski. For the youngsters, the most important thing is that they leave their problems from ashore. They leave their schools and houses where sometimes they have really tough problems, and then they joining very new world, the world of sailing. So when we just put out the mooring lines, they come to the new world, the sailing world, and this is the most important for them, that they try to think with more open mind. They try to be more motivated. They meet new people, and it's very, very important for them. 2 dienų renginyje vykusiame Klaipėdoje projekto partneriai apžvelgė projekto rezultatus. Dalyviai galėjo pasidairyti po Klaipėdos senamiestį ir paskutinį kartą paplaukioti burlaiviui Brabander.